Sveiki visi, gera Jūs matyti vėl. Ir kas manęs nepažįsta, aš esu Oksana, turiu savo kanalą, kuris vadinasi Šviesos mazgas YouTube'o. Ir lygiai taip pat Facebook'e turiu grupę Mediko žvilgsnis pro rožinius akinius. Šiandieną, kada saulutė šviečia, aš nusprendžiau pasidalinti tuom, kas teikia žmogui džiaugsmą. Man teikia džiaugsmą gera sveikata. Gera fizinė, emocinė ir būsena tokia, kuri leidžia man judėti, leidžia man bendrauti, leidžia man susikurti aplinką, leidžia man sutikti žmonės, leidžia jiem padėkoti. Tai vadinasi, manyje yra va ta būsena, kur jau jinai tiesiog prašosi būti aptariama su jumis. Kadangi ilgai ruošiausi pasakyti tokius dalykus, kur kiekvieną dieną, savaitę ar dvi stebėjau. Ir ką aš pastebėjau, dėl ko žmonės dažniausiai praranda džiaugsmą. Tiesiog šiandieną pakalbėsiu trumpai, norėdama, jeigu jums tai tinka, aišku, ir jeigu jums tai patinka, aš tiesiog pasidalinsiu, gal jūs kažką tai pamiršote ir gal aš kažkaip tai bent maža dalelė priminsiu, gal kad jūs tikrai turėtumėte atsibusti ir savo padėkoti. Nes aš tai darau kiekvieną dieną, dėkoju tiesiog savo, kad aš galiu turėti tiek daug aplink žmonių pozityvių ir tai yra labai pasirodo didelė varomoji jėga. Ir kaip išlikti pačiam pozityviam, mokinuosi vis dar. Tai nuo to gal reiktų ir pradėti kalbėti, kad visi mes žmonės labai kažką, kad ir nors minimalų dalykėlį padarom ir mes tiesiog to neįvertinam. Ir tos laukiame sėkmės, kada mums pasidaryti jau kažkokiais ypatingais. Mes tam laukimo atiduodam labai daug laiko, o per tą laukimą mes pražiūrim pagrindinį etapą, kokie mes nuostabūs esame. Tai ta sėkmė, jinai neteina juk iš karto ir jinai neteina per vieną dieną. Ir aš šiandieną noriu pacituoti tokius žodžius, kad norint, kad ta sėkmė jinai ateitų ir mums jinai tikrai suvokti turime, kad neateina per vieną dieną. Reikia kantrybės, reikia laiko ir truputėlio pagalbos. Džonas Maksvelas yra parašęs tokius žodžius. Tai aš buvau iš tų, kur reikėjo truputėlį pagalbos. Bet atrodė, kad aš tikrai galiu savo padėti ir ta mano specialybė, kas nežinot, aš esu medikė. Ir atrodė, kaip jau čia aš negalėsiu savo padėti. Bet žinokite, pagalba savo yra tokia truputį pagalba, kada tu darai kiekvieną dieną tą patį, truputėlį padedi savo būti linksmam, truputėlį padedi savo leisti sutikti kažkokį pozityvų žmogų į tave panašų, kada tu truputėlį gauni pagalbos pailsėdamas. Ir kada ta pagalba, jinai yra tokia lengvai atrodo suvokiama, bet reikia, kada savo padėti, mes netgi to truputėlio pagalbos savo kažkaip nemokame duoti. Tai aš noriu priminti, kad kartais trumpa tokia pagalba gali būti toks trupinėlis tavo gyvenime, nueiti pavyzdžiui pirtį. Tai yra ir sveikatai, ir aplinkai pakeisti, ir aplamai tokia relaksinė būsena namo parsinešti, kažko tai išmokti, kažkaip tai leisti savo pabūti kitokiu. Lygiai taip pat gali būti kažkokie tai pokalbiai, ne per telefoną, ne per Zoomą, tiesiog pasikalbėti su drauge, su tau mielu žmogum. Tiesiog galbūt reiktų net ir pasvarstyti apie kažkokį tai naują dalyką,
padaryti, kurio tu galbūt niekada nedarei. Ir tu tada galbūt pajausi, kad tas trupinėlis tavyje atidarė labai daug gražių, tau atvėrė čakrų kažkokių tai uždarytų. Kur tu jas brandinai, toje ąžuolo statinėje jau tas vynas lyg ir tikrai ir kokybė, ir brandus, ir ten visa kita, ir vertę turi, bet tu kažkaip tai neparodai, kas toj statinėje yra. Tai vat įdėkime kažkokio tai naujo, gal svajonių siekimo, tokio dalyko, kaip prieskonio. Tai vat. Ir kada sutinku daug žmonių, labai man lengvai mezgasi pokalbis, nes aš tiesiog myliu žmogų tiek, kad aš jį priimu visokį. Aš pati irgi kitą kartą esu ir nepasiruošusi tą eterį lysti, ir va šiandien irgi parbėgau, sutvarkėm daug reikalų, parsinešiau labai gražių dovanų, net pati nustebau, kad taip yra tas truputėlis norėjimo prisidėti prie kito truputėlio pagalba ir gauni pats kažkaip tai, nors nesitiki niekada. Tai aš kada su žmogum bendrauju, aš iš karto turiu tokią misiją kažkaip, kuom galėčiau aš jam pasitarnauti, ar kuom aš galėčiau jam kažkur tai būti naudinga. Tai va tiesiog aš užsirašiau keletą punktų, kad kada aš su žmogum kalbu, aš žiūriu ir į jo nagučius, pažiūriu ir į jo akis, pažiūriu ir į jo plaukus, ir visą jo sėdėseną, visą jo kūno kalbą, kaip jisai artikuliuoja, kaip jisai viską daro. Ir tiesiog ant tiek yra paprasta man užduoti klausimą, nes jis skamba visai paprastai. Tiesiog, kaip tavo darbo diena šiandien, ar tau užteko energijos, ar tu pasiplanavęs šiandien gal kažkaip tai man skirti laiko, ar aš tau nepadarysiu galbūt streso, kad tu ten skirsi man 5 minutės. Žiūrint, apie ką mes norime kalbėti galbūt. Ir kaip, ir žiūri, kada ateina žinutės man, sako žmonės, papasakok, palei kokius simptomus, kaip pavasarį, mes visi išėję iš to esame, išėję iš rezervo, kaip mum įdėti tų kokių vitaminų gal pagerti. Taip, žmogus yra laimingas, kada jisai gali gyventi be skausmo, kada jisai gali gyventi be kažkokio tai tokio įsipareigojimo didelio, kurio tu nepaneši. Tai tiesiog reikia leisti mum pailsėti psichikai visų pirma, sutvarkyti mūsų visą motoriką, kaip aš sakau, ką mes valgom, kaip mes judam, pažiūrėti energiškai, kaip mes esame atstatyti. Tai aš žiūriu visą laiką į nagučius, pavyzdžiui. Tai jeigu yra nagučiai, ne gelinis lakas, kaip čia gal pas mane uždėtas, bet jeigu vyriškiai jie turi ten keletą taškelių baltų ant nagučių arba juostelių kažkokių tai tokių vertikalių, ir jie sako, nuo ko čia? Tai aš sakau, vitamino cinko trūksta, seleno, kokiuose produktuose yra. Aš pati vartoju labai gerą kompaniją, tiesiog mokslų pagrįsti produktai ir patvirtinti, ir jie yra sertifikuoti, jie yra tai mano gyvybės šaltinis. Tai yra kompanija Neolife. Ir kada žiūriu, pavyzdžiui, žmogus, jisai gal balkšvas veidas, ar kažkaip tai pasigleivinės tokios oda tokia, kaip turgoras, kaip lyg skysčių trūktų, tokia ne tik kad sausa, bet kailis piestų stovi, kai aš sakau. Tai irgi, žinokite, yra galbūt hidratacija, galbūt jam kažkur tai yra skysčių nedagerta. Paskui, kai paprašai tiesiog pakelti šitai pakytęs voką, patemti ir pažiūrėti. Jeigu gleivinės balkšvos, tai reiškia, gal pas jį hemoglobino trūksta, geležis yra galbūt išėjusi irgi iš jo. Daug tokių kriterijų. Pavyzdžiui, ryte atsikeli, kažkaip pamirštam paprašyti, parodyk tu man iškišk liežuvį, pažiūrėsim, koks jisai šiandien yra. Tai jeigu jūs iškišat liežuvį ryte ir pasižiūrit, pasisveikinat, kaip aš iškišu liežuvį ir sakau sveikas, labas. Ir ką mes šiandieną, apie ką kalbėsim. Tai jeigu liežuvėlis yra tas nuveltas, kaip veilukas, gelsvas, apnašom baltom, tai reiškia mūsų kažkur tai yra organizme
negerai su žarnynu, su galbūt kepenis kažkur tai reikėtų atstatyti jų funkciją. Nu ir vat nuo to pradedi lukštenti tą kopūstą vadinamą, po vieną lapą, po vieną lapą, po vieną lapą, kol tu daeini iki tos šerdies. Nu ir tada reikia žiūrėti, ką mes ant tos šerdies, kokia ta jo šaknis, kaip mums tuos lapus vėl atgal gražiai sustatyti, kad būtų tikrai sveikas valgomas tas kopūstas. Tai vat tokių dalykų tikrai mums reikia. Nuo pavasarį tai yra labai svarbu. Imunitetas. Yra labai svarbu, kada mes nusimetam tuos rūbus ilgom tom rankovėm galbūt, kad tas kūnas mūsų kvėpuotų. Yra svarbu ir kažkoks aliejukas, yra svarbu ir pirtis, ir paplaukti, nebijoti to vandenio šalto, padaryti kontrastinius dušus kažkokius tai. Dabar paprašė moteris, kaip atstatyti plaukus, kaip atstatyti nagus. Tai jeigu jums įdomu, aš turiu tokią schemą. Aš ją pati naudoju, pažiūrėkite, kiek pas mane jų yra. Mano čia yra natūralūs plaukai ir nagučiai ir visa kita, ir nuotaika gera, ir tada viskas labai gražiai juda. Tai ta sėkmė, jinai tikrai neteina iš karto. Kiti sako, neturiu resursų. Aš pati save atsimenu, kai aš pradėjau viską nuo nulio. Ir kada aš pati savo nusprendžiau, pokytis prasidėjo pas mane nuo nulio. Nu tiesiog nuo nulio. Aš pradėjau save mylėti, pradėjau po truputėlį ieškoti pagalbos ir tikrai turint tą apvalų nulį barankos skylę, kai aš sakau, nu ką tu iš jos paimsi, taigi yra nulis barankos skylė, bet per ją, kada tu tai pažiūri, o koks matymas. Ir ką, tada aš pagalvojau, nu jeigu prie to nulio, iš to nulio irgi juk yra kažkoks skaičius, jisai irgi pridėsiu daugiau tų nulių, kaip man jų padaryti tų nulių, tai jūs nepatikėsite, kad pokytis prasidėjo nuo nulio ir atvedė prie daug vertės turinčių nulių mane dabar. Tai jeigu tau norisi susikurti tokią vertę, ir pokytį tu lygiai taip pat gali pradėti nuo nulio, aš tau tiesiog parodysiu, kaip padaryti, kad atsirastų daug vertės turinčių nulių. Tai yra ir finansai, tai yra ir galimybės, tai yra ir kelionės, tai yra ir gera bendrystė. Tai yra tiesiog investicija į savęs naujo kūrimo, netgi versiją galbūt galėčiau pasakyti. Kokius įrankius aš turiu su savim, kaip mano vadinama pirmos pagalbos kuprinė keliauja su manim ir kas joje sudėta. Ir kaip toje kelionėje yra labai gera pabūti. Tai aš tave mielai kviečiu. Susiieškok mane ir aš tau tiesiog pasitarnausiu. Tai va, ačiū jums visiems, gero savaitgalio. Jeigu įdomu, rašykite. Visokias temas tikrai aš linkusi esu aptarti. Tai va, myliu ir iki.